jei būsite išrinktas ar bandysite panaikinti naktinių taikiklių įteisinimą Lietuvoje? Aš esu prieš naktinius taikiklius. Panaikinti. Aš esu prieš naktinius taikiklius ir jeigu tu mėgsti medžioti, tiesiog eik ir, sąžiningai kovok miške, sakykime, ar ne, o ne, tai yra tiesiog čytinimas ir aš esu prieš. Prašom, ponia Bobė. Mūsų visa frakcija dabar balsavo prieš ir aš lygiai taip pat, jeigu būsiu išrinkta į Seimą, aš lygiai taip pat nepalaikysiu šio įstatymo ir bandysiu jį pakeisti, nes labai pritariu Matui šituo klausimu, kad jeigu tu jau nori eiti medžioti, tai sudaryk bent jau galimybę gyvūnui irgi išgyventi. Kodėl nesulanku? O kam tas ginklas reikalingas? Galbūt galima taip. Jeigu tai yra tik malonumas, savo malonumui tai daroma. Ačiū. Ačiū labai. Aš pasisakysiu irgi iš to klausimų, kadangi domėjausi labai stipriai. Tai pirmiausia, tas klausimas optinių naktinio matymo taikiklių užkėlė labai didelį šaršalą ir erzelinę tarp žmonių. Ir nepaaiškinta buvo iki pabaigos, apie kągi mes čia šnekame. Optiniai taikikliai naktinio matymo, kurie dedasi ant optikos, taikomi tik tai sėlinant ir palaukiant, medžiojant šernus. Viskas. Šernai šiai dienai padaro mūsų žemės ūkiui milžiniškas nuostolius. Populiacija... Palaukit. Vilkai... 345 vilkam dabar siūloma duoti leidimą sumedžioti. Per mažai. Bet tai čia kitas klausimas. Jūs medžiojate pats? Aš medžioju pats. Nesu labai medžiotojas toks, bet aš medžioju. Bet paklausykite, tai daroma tam, kad humaniškumo reikalam taip pat. Nes naktį šerną, jeigu tu sužeidi, jisai bėga, neaišku, kur nubėga, neaišku, kas jam tinka, žodžiu, kankinasi. Naktinio taikiklis tikrai leidžia sumedžioti žvėrį ir išimti jį iš populiacijos. Štai ir viskas. O visiems kitiems negalima. Viskas, baudos, atimimas ginklų, atimimas licenzijų ir viso kito. Prašau, tiesiog atkreipiu dėmesį, ką jūs pasakėt. Jūs pasakėt, kad per visus tuos dešimtmečius, kai jūs medžiojot su be naktinių taikiklių, jūs elgiatės nehumaniškai. Jūs tai pasakėt, ne? Taip, nes vis tiek reikėjo populiaciją lyginti. Taip, ir tai yra nehumaniškai. Visoje Europoje leista seniai, mielas kolega. Tai gal